tai ką? Atkeliavom. Atvykom. Kur esam? Kur čia esam? Spėkit, kur čia yra? Kažkas turėtų atpažinti. Nu, gal jo. Druskininkai. Snow Arena. Taip, pamatėme malūnsparnį ir pagalvojom, kad įdomesnio fono tą pirmąjį video, pirmąjį filmavimą padaryti. Puikiai, pritrauks dėmesį, bus geras thumbnailas. Tai ką, apturėjom pirmą pasimatymą čia su visais? Jo. Tarsi per pusvalandį aš susipažinau su 5-6 žmonėmis. Minimum. Jo, ir realiai net pavargau šiek tiek, nes tas per 2 minutės pažinti žmogų... Kuo daugiau turi pasakyti, kad tave suprastų, tu kitą dar turi suprasti irgi šitą vietą. Taip, tai po minutę realiai. Jo, turi po minutę. Bet labai unikali vieta, smagu, kad Tomas visą Antikempui keičia tas vietas, parodo kažką naujo, pavyzdžiui, aš čia pirmą kartą, neteko lankytis. Ir vat praskridus su dronu, matai, kad čia visiškas miškas. Čia nieko daugiau nėra, tik absoliučiai miškas. Ir mes. Jo, ir mes. Tai ką, pabendravom, papietavom. Ir dabar einam į antrą dalį. Dar susipažinsim su krūva žmonių. Ten yra staliukai, kur yra pasyvai ir aktyvai. Tai pasyvai tie, kurie sėdi, o aktyvai tie, kurie nuolat keičiasi. Jo, tai šiandien bendravimo, tokia bendrystės labai diena. Rytoj truputį daugiau mokymosi, daugiau klausimo, daugiau pamokų, rimtesnė šiek tiek diena. Šiandien įsivažiuot. Ir ką, nukeliaujam toliau. Reikia dirbti. Einam. Kaip gyvas? Taip, dar kartą, nes filmuojam antrą dublį, nes neįsirašė garsas. Antras dublis, bet ko nepadarysi dėl bendruomenės. Klausimėlis, taip tiesiai šviesiai, šiandienos sunkumai, kokie buvo? Tai kad nebuvo sunkumų. Žmonės, žinai, rašinėjantis paskutinę minutę yra labai mane stebinantis, nežinau, dalykas, kurie tikrai labai daug dėmesio tavo nori, žinai, ir ten klausinėja krūvos klausimų, kai tuo tarpu visi ta daugybė žmonių, žinai, neuždavinėja klausimų ir jau yra susirinkę. Bet turi suprasti, yra ir naujokų čia ir visa kita, tave daug kas žino, daug kas dėmesio. Nu tai žinai, tu klausai, tai vat pirmas, kas man šovė į galvą, bet šiaip viskas yra idealiai. Viskas super. Tai aišku, lauksim, žinai, visų feedbacko. Taip, tikiuosi. O vieta šiais metais labai graži, smagu, kad Tomas kiekvienais metais pagalvoja, ne metais, o per kiekvieną Antikempą pagalvoja kažką, ką galima įnešti naujo. Ir čia aš įsivaizduoju daug darbo. To įsineša, ko nemato. Dedam daug darbo į tai, kad, žinai, visą laiką maloniai tiek patiems save, tiek kitus nustebinti. Taip. Ir pats renginys kokybiškai auga, tų partnerių ratas auga, rėmėjų ratas auga, vien matosi, kad su kuo atvažiavai šiandien vakar. Su Tesla. Iš kur jie gavai? Davė man Tesla. Matot, veskit renginius ir jūs gausite irgi po Tesla. Taip, renginių vedėjo automobilis, Tesla. Jo, šiaip apie žmonės... Ne, juokauju, sunkiai prisiparkuojančių vyrų ir moterų automobilis. Tesla, nes prisiparkuoja, išbandžiau vakar, blema, toks prikolas paspaudė ir tiesiog prisiparkuoja. Geras. Verta atsiduoti visam šitam, nes vėlgi, buvai man minėjęs, užkulisiuose, kiek galima čia tų connectionų gauti per visus žmonės per dieną? Mes esam paskaičiavę, kad praeitą kartą buvo apie 300, tai manau, kad šį kartą buvo apie kokius 600 connectionų bendrai įvyko, kontaktų. Tai žinai, kai tu kaip žmogus, tai tu su 20, 30, 40, 50 žmonių gali pabendrauti. Tas nėra lengva, bet tu gali pabendrauti, žinai, atsirinksi, kas tau yra įdomiausia ir tada tu su jais, žinai, galbūt susitiksi su kažkuo pietų, su kažkuo kavos ir su kažkuo galbūt, žinai, kažkas taps tavo tiekėjo, kažkas klientų ir panašiai. Tai toksai, manau, kad va čia yra tas matchmakingo didžiausia pridėtinė vertė ir toks vadinamas sukimo momentas. Bet čia turėtų važiuoti į tą renginį nusteikęs ne tik pabūti linksmai, čia yra darbas, čia yra ką veikti. Iš tikrųjų, jeigu nori kokybiškai praleis laiką, kokybiškai susipažinti, surasti partnerių galbūt netgi šitoje vietoje. Ir čia renkasi tik tais labai savo darbą mylintys žmonės, tokie kaip tu. Tokie kaip aš, kaip tu, kaip Justas. Jokas juokais, bet iš tikrųjų. Tarsi, tu turi žiauriai mylėti savo darbą, nes tu atvarai 3-4 dienom ir papramogauti, bet ir padirbti. Tai, žinai, tai tau turi patikti tas, kas tai, ką tu darai. Fainas dalykas yra, kad yra viena moteris, tarkim, iš vienos valstybinės organizacijos. Atvykus, ar ne? Taip. Ir ta organizacija darė viešąjį pirkimą ir tas viešasis pirkimas, to viešojo pirkimo pagrindas buvo bilietas į Antikempą. Tai yra, jie įsigijo bilietą, nes jie skatina savo darbuotojų, žinai, mokymasi ir darbuotojai labai to vedini, stengiasi dalyvauti, kažką naujo sužinoti ir mes šiandien su juo kalbėjom ir buvo žavu matyti, kaip, žinai, žmogus dirbantis valstybinėje organizacijoje, kurias daug kas keikia, ne?
dalyvauja ir kaip organizacija pati skatina tų žmonių Bet čia dalyvavimą. yra esmė tokia, kad žmonės galėtų mokintis, kad nebūtų suvaržyti darbe. Ir šitas renginys, kaip aš vadinu, jisai toks oficialiai būtinis, čia tikrai apima tuos tokius, kad gali atvykti, tau nereikia nei ten ar kostiumo, ar kažko, tikrai visi žmonės paprasti, vieni kitiem linkia padėti. Čia yra buitekas, į kurį gali išsirašyti komandiruotę. O, super, ko daugiau reikia. Tai ačiū tau, Tomai, manau dar pakalbinsim, galbūt sutiksim kokį su dar neatskleistų pranešėjų, nes nieko nesakai, palieki tą tokį kabliuką. Ir paskutinis klausimas tik tai kitam NT kempui. Ką jau suplanavęs, ko galima tikėtis, galbūt kažką atskleisim, kas būtų dar kitaip šiek tiek negu dabar. Darysim uždarą. Į jį pateks tik tie, kas dalyvavo, arba tie, ką rekomenduos tie, kas dalyvavo. Rekomendacijos, ar ne, kad neįsiplėstų, kokybė, ne kiekybė, teisingai? Taip. Nu ir super, tvarkoj, ačiū tau labai, Tomai. Labai, ačiū tau. Iki kito karto. Iki. Arba Vainiu. Labai dėkui už pristatymą. Tikrai, šiaip Vainiu, kad suprastumėte, aš sužinojau ne per jo pristatymą, o iš pašalinių. Nes visi pradėjo šnekėti, net iš Živilė pradėjo šnekėti, tu Vainius pristatymą, būtų tikrai smagu, kas ten per pristatymas, galvoju, aš pagaliau noriu tą pristatymą. Ir jo pristatymas taip padaro ant galo. Čia specialiai, realiai kaip uoga ant torto, kad žmonės liktų ir pamatytų tą taip. Kaip šiaip tave pristatyti, nes aš tave realiai analizavau, stebėjau, bet dabar realiai, jeigu tai pasakyti, ką Vainius čia daro. Čia sunkus klausimas būna, kaip paklausas. Aš tai sakau, tu ką, verslininkas investuotojas, turbūt, žinai, tu dirbi su investicijom, su verslais kažkokiais, tai darau tą, ką darau savo pagrindą. Tai kai tai sako mokesčių konsultantas, nu, aš kaip ir tipo nėra, kad čia taip, žinai, specialistas tipo jo. Bet tiesiog sprendžiu, žinai, savo problemas daug metų, savo ieškoju visokių dalykų, kaip padaryti ir, nu, kažkaip tokią lygą turiu, kai pradedu kažką aiškintis, įsiaiškinti jau, nu, gerai gyvenu. Tai kai savo įsiaiškinti, tai ir kitiems to lengva pasakyti, kad, žinai, taip gali padaryti, taip gali padaryti. Bet jau tu nebe tam truputį pasiaiškinimo lygį, realiai. Aš kaip prieš tai tave girdėjau, ta šalis, kur tu labai mėgsti. Kokia? Gruzija. Gruzija, jo, tai aš supratau, okei. Tai tikslas yra, kad žmonės eitų į Gruziją, ten mažiau kažkaip mokesčių optimizavimus, taip toliau. Bet dabar, kiek aš tavo visą prezentaciją jau turbūt trečią kartą girdėjau skirtingose vietose, tai tu jau gana stipriai išsianalizavęs pačią mokestinę, tą, kas mūsų laukia. Jo, nes tai labai aktualu, žinai, kad tu planuoji mokesčius į priekį, dabar, kai 26 buvo labai daug pakeitimų, tai vienas dalykas, kai tu struktūrą turi pasidaręs 25 ir neveikia, bet tą pačią struktūrą reikia vėluoti į priekį, nes jeigu paliksi nieko nekeisdamas, tai 26 metais, tiksliau 27, kai deklaruosiu 26, tai bus labai didelių surprizų. Nu, gan stipriai pasikeitė iš tikrųjų iš esmės, bet kaip bėjo darytis mokesčiai. Ką daryti paprastam žmogui? Aš realiai toks kur mokiai, tikiuosi, kad buhalteriai ten sutvarkys, bet aš dabar va tavęs klausiau, pas tave nebe lengvo lygio jau informacija, pas tave tokia hardcore su variacijom, ir aš toksai, kur palauk, tai dabar realiai ką man daryti, ar gerai, ar aš galėčiau šitą informaciją su ChatGPT rasti? Ne, bet su ChatGPT žinok problema yra, tai iš AI naudojat, tai ChatGPT labiausiai knisaplotam, žiauriausiai. Tai jau geriau tada imti Roką, Čenimį, Klodą, DeepSeeką, tai jie nu ten dar bent kažką suranda, bet iš esmės irgi labai, žinai, pirmas dalykas randa ar lietuvių, nelietuvių tą informaciją, tada gali būti pasenus, gali būti išimčių visokių, tai tą dirbtinį intelektą gali panaudoti, kad galėtų užvestų ant kelio, ko tau ieškoti, žinai, kur knis. Bet galutinis informacijos šaltinis vis tiek reikėtų surasti, iš kur ta informacija yra, koks statymas yra ir netgi su VMI tikslintis ir žiūrėti pas juos kažkokį išaiškinimą, nes tiesiog pasiklaudyti dirbtinį intelektą gali nu labai stipriai nutekti. Buvo kažkur tai tau, vis tiek aš net tokia minė, kažkur, kur nepataikiai, bet tą klaidą taip skaudžiai, nu, su mokesčiais, kad prašovai pats, bet jau sakiau, okei, Kebra, bent jūs neprašovai. Ne, man žinai. Nu, gal aš... Jeigu nebuvo, tai sakyk, kad nebuvo. Ne, šiaip žinok, galiu pasakyti ne tai, kad nebuvo, bet beveik buvo. Tai pavyzdžiui, dabar turėjau daug palūkanų, priskaičiavęs, bet neišmokėjęs ir buvo mintis, kad išsimokėsiu vėliau. Pavyzdžiui, dam 7 ir be pilną deklaraciją man daškilo, kad palauk, bet palūkanos tai 25 metų 15%, nuo 26 man bus 32%, o suma didelė. Kebra, pasidomėkit, bet šiaip skaičiai, galėsim gal kokią vieną prezentaciją įdėti, tokią, kad suprast, tai net nebejokinga realiai, tai nebe 15%, tai nebe 17%, tai netgi gali būti virš 30%. Tai paskutinis klausimas, toks apibendrinant patį tave, tai žmonės, verslininkai, užsiemantis, truputį rimčiau negu ten vieną butą,
jie gali tau parašyti, paklausti kažkokio patarimo, konsultaciją. Gali, šiaip aš dabar tokį pusiau hobį darau konsultacijas, nes daug prašau žmonių patarimų, tai darau tokį, sakau, kaip pusiau Aš vis hobį girdžiu iš tavęs. konsultaciją, tai vadinasi, žmogus gali užsirašyti, pasiskambinti, aš dažniausiai prašau, kad, ne taip, kad tiesiog bukai, jo, davai susitinkam. Tiesiog, kad parašytume bent trumpai, kokią situaciją maždaug, kad aš pažiūrėčiau, ar aš ten galiu kažką padėti ar ne. Nes kartais būna, žinai, atsakymas vienu žodžiu, kad, nu taip nepaisi, viskas. Tai aš tada galiu, žinai, mailų parašyti arba telefonu pasakyti, jeigu matom, kad galima kažką padaryti, nes kartais tikrai buvo tokių struktūrų, kad atrodo, ateina žmogus, aš pažiūrėjau, kodėl tu taip nepadarei. Ir mes, žinai, peržiūrėjome, ten mokesčius 3 kartus nukrenta. O žmogus, jam atrodo kosmosas, nes tiesiog jis nepasikalbėjęs. O man atrodo, kad čia nėra ką sakyti, nes čia akivaizdu, žinai. Tai labai matau tą dalyką, kad kartais gaunasi, kad kai kuriem žiauriai lengvai susitimizuoja, tiesiog perdariau tą struktūrą ir mokesčiai ten 3-4 kartus gali nukristi arba 0 gali padaryti. Tai šiaip iš to, ką aš stebėjau ir ką yra kaip čia, profesionalių, pavadinkime, finansų vadovų, kurie tą informaciją skleidžia, tai aš net nebeatskiriu ir aš matau, kad čia to nebereikia tiek specializuoto, čia reikia žmogaus, kuris nuolat atsinaujina informaciją, seka tas planybės, supranta, ką tai reiškia ir realiai pagal tai... Čia matai, reikia gerai neįstatymų žinoti, nes tau buhalterė pasakys, kaip turi, bet nepasakys, kaip galima padaryti. Tai čia žinai, kaip iš to Breaking Bad, kur sako, you need a tipo criminal lawyer, you need a criminal lawyer. Tai čia panašiai, žinai, to reikia žmogaus, ne kas ten įsilavinimą turi finansinį ir to galite paskaičius sudėti, o reikia to, kas gali, žinai, rasti, kur tą peilučių galima pravažiuoti. Būtų negalu, bet sutaupytų stipriai. Liuks, tai ačiū, tai Kebra, tikrai aš jaučiu, kad kreipsiuosi, nes taip pamačiau šitą skaitęs, okei, šitą aš pats nesuprasiu, bet jau gal ir laikas iš tikrųjų. Ačiū labai už darbą, už prezentaciją. Ačiū, kad kalbinai. Kebra, kreipkitės, tikrai. Gerai, tai labas Jurgi. Jurgis Kaune daro tokias senų įdomių medinių namukų patalpų konversijas, taip? Jo, renovacijas. Renovacijas, žiauriai buvo įdomus jo pristatymas. Jurgi, kaip tau pats NT Campas dabar šitas? Šiaip jis yra didesnis negu pernai metai buvo. Pašnekovai tikrai įdomus buvo, geras temas pristatė. Nes, pažiūrėk, kai važiuoju tokius renginius, labai svarbu yra pažiūrėti, kuo aš ten važiuoti. Aš kažkokio neturėjau iš ankstinio suteikimo. Net nesako realiai, ką tu pamatysi. Jo, ir aš pažiūrėk, kai atvažiuoju tokius renginius, pirmas tikslas mano yra gerai praleisti laiką. Ir aš žinau, kad atvažiuosiu, bus daug pažįstamų žmonių, kuriuos sutiksiu, pakalbėsiu apie kažką. Antras tikslas galbūt pasisemti idėjiškai tokių idėjų. Kaip tau pats kaitos pristatymas? Šiaip jis biškai primena ir mane, nes aš irgi turėjau kažkada tą tokią savo įmonę ir jo iš pradžių yra pirmi žingsniai. Tai, pavyzdžiui, Tavo įmonė buvo baldų? Jo, tai pirmą ofisą pasidarai dukros kambarį, kažkur ten pasiskirstę žaislus, tada kažkur augia natūraliai, kaip aš vadinu, yra kamuoliukas, iš to kamuoliukų trauki siūlą, vieną žinią ištrauki, antrą trauki. Tai čia irgi, pavyzdžiui, kiekvienas seminaras jis yra toks kaip mažas puzlius, kuris formuoja tave kaip asmenybę, formuoja tave kaip gyvenimo kely. Suprantu puikiai, kai aš klausiau, taip net toks, atrodo net krūtinė, tie etapai, jie irgi taip darė. Jo, ir aš galvoju kartais pasiklausus, nes yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra daugiau pasiekę už tave, galbūt mažiau pasiekę. Tai, pavyzdžiui, vakar pakalbėjau su žmogum, kur aš galbūt mentoriau jį labiau, nes jis kaip ir pradedantis norėtų kažką pasiekti. Ir aš jam galbūt užvedžiau ant kelių ir galbūt jis prisimins mane po kažkiek laiko. Taip. Kai paklausai šitokių pranešimų, tai tu iš karto galvoji, peržvelgi, ką tu darai ir kažkaip galvoji, gal gali irgi biškį kitą pavarą jums. Tai iki papildomas įkvėpimas, tik reikia tą neteisingai nesuprasti, nereikia kaip čia kovoti, lyginti, žeminti savo vertės pagal tą, kas daro. Jo, lyginti negerai, bet tokia, aš sakyčiau, kaip šiaurinė žvaigždė. Taip, kur tada pasižiūrė, kad, pavyzdžiui, čia irgi grįžti prie kaitos, atsakomybių pasiskirstimas, strateginis planas, laikymasis, nesiblaškimas. Ir aš galvoju, galbūt man šiai dienai to reikia, nes aš pabandžiau ir vieno ir kito, bandau biškai surasti, koks planas galėtų būti ilgalaikis. Liuks? Ačiū tau. Gerai, dėkui. Taip, ir mūsų slaptas pašnekovas, sekantis yra... Taras! Sveiki, išlindę iš spintos. Sveikas, gyvas. Labas.
Žiauriai dėkui už tavo pristatymą. Tos klaidos ir tos pati įdomiausia dalis, kur buvo, nu, štai lifehack ir toksai ant 3-4 lifehacko sako, stop, viskas, Jurgi, tau laiko nebeužtenka, kur maždaug, nu. Taip, daug pinigų staupiau žmonėms čia sėdintiems. Kam tu dalinėsi šitais lifehackais, realiai? Visų pirma, man negaila, nes žmonės daro verslus, tegu daro. Kol kas užtenka mums visiems Lietuvėlį tos vietos. Jeigu padarys didesnį pelną, aš tikiuosi, kad žmonės paskui irgi pasidalins savo patirtimis su kitais, galbūt pamentoriaus kam nors, kad aš pasilaikysiu pas save ir tą slėpsiu, gerai, aš sutaupiau pinigų, bet jeigu tu galėjai visų taupyti, come on. Žiauriai, su eso tas dalykas, o pats kaip mes dabar Anykščiuose pradėsime daugiabučių statybą, tai šiaip žinau, kad mes irgi atšaukėme paraišką, kad mažinti gabaliukais dalinti. Taip. Bet čia tokių, kur dėl dedamų, aš dabar net grįšiu persiskaičiuosi. Dideli pinigai kartais tiesiog ateina iš nežinojimo, kaip ir minėjau, kai ten porą vietų, kur aš pats jau esu susimokėjęs ir paskui išsiaiškinau, kad galiu nesusimokėti, tai tiesiog skleidi, kad nedarykit tos pačios klaidos. Jurgis išvystė 6000 kvadratų pastatą Marijampolė. Marijampolėj. Žiauriai kietai. Bet tu užsiemi nuomos, turi verslą pakankamai stiprų ir pakankamai didelį. Taip. Šiaip vienas esminis pokytis, kaip keičiasi Lietuvos tie investuotojai, kurie nuomoje atiduoda tau tą turtą. Kas jau pradeda keistis, ar vis dar tas senamadiškas mama, tėtė įdarbinsi? Mama, tėtė, žinok, yra ta senoji karta. Naujoji karta, jie nori būtent investuoti ir turėti pasyvės pajamas. Ir aš tą labai stipriai matau, kur Hebra iš karto visus administravimus įsiskaičiuoja į savo verslo modelį. Nebando tenai sutaupyti kiekvieno cento, ten patys tą... Savęs apgaudinėti, kad čia geresnė situacija. Jie tiesiog pasiskaičiuoja, iškart man skambina, sako, planuoju pirkti, žinai, kiek tavo administravimas, kur kreiptis, gerai, tuo grįšiu. Grįžta po savaitės ar po 2, sako, nusipirkau, imk. Ir tada jie tiesiog atsilaisvina savo smegenis ir po poros mėnesių vėl skambina, perku antrą, nes jam nereikia parintis, nereikia daryti. Turi laiko galvoti daug svarbesnių. Aš pats tau galiu pasakyti, kad jeigu aš būčiau daręs patį administravimą ir taupęs ten tą kiekvieną centą, aš nebūčiau nei vieno daugiabučio išvystęs, neturėčiau lūšnų kvartalo ir panašiai. Ir 2 koplyčių. Tik 2 koplyčių. Ačiū tau. Ačiū tau, daliniesi irgi. Pasakyk, kada įimi. Jau. Giedriu, labas. Justai, malonu. Tu mane kalbinai, dabar tave pakalbinai. Apsikeitėm vietą. Taip. Kodėl nesu Kamaru atvažiavai šiandien? Nu, turėjau va kaip tik kolegą iš Baltijos namų, Ada, ir sakau, rinkis, sakau, ar nori saugiai važiuoti su savo, ar sakau, atvažiuosim 5 minutėm greičiau, bet, žodžiu, 10 litrų kūro sudeginę daugiau. Tai, žodžiu, kaip supratai, jis pasirinko Volvo variantą. Iš tikrųjų, tai aš atvažiavau, padariau strateginę klaidą, atvažiavau šeštadienį. Šeštadienis yra antra konferencijos diena, nes aš turbūt didžiausią naudą gal būčiau netgi... Trečia jau. Ketvirtadienį prasidėjo. O, Jėzus, jeigu būčiau atvykęs vieną dieną anksčiau, tai būčiau pataikęs į matchmakingą. Taip. Žodžiu, ir kiek supratau, matchmakingo šį kartą formatas buvo labiau organizuotas. Bet jisai, aš taip pat nebuvai, tai aš papasakosiu klausytojams, ko nežinau, man kur yra kuriozas gyvenimo, kai Gabrielė, valdanti 40 milijonų fondą, tiesiog atsisėda prie stalo su nepažįstamu ir ten žmogus, pavyzdžiui, vieną butą flipina. Maždaug kaip tau, kad tu, ką aš, jau tik... Ant kiek skiriasi lygiai, ar ne? Jo, ir realiai, va tas, tu gali atsisėsti realiai prie žmogaus, aš atsisėdau prie žmogaus, kuris sako, aš 3 daugiabučius Anykščiuose, šitą Utenoje pastačiau. Nu, tu kaip tik o Anykščiuose girdėjau. Ir ne taip jau toli, tikrai tas pačias realijas. Tai praleidai šitą dalį. Jo, ir labai gailiuos, nu bet nieko, gal kitąmet šeima išleis. Supratau. Aš supratau, kad man įdomiausia yra, tarkim, finansavimo, arba, nu, tarkim, kai aš pats savo kapitalą, ten savo nekilnojamą turtą, arba tiesiog ten lėšas, grynus pinigus skiriu į tą objektą, arba atsinešu objektą pas kitą žmogų ir tas kitas žmogus jau pasirūpins visą tą statybinę dalim. Tai tokių partnerysčių iš tikrųjų turiu dabar netgi 3, nu, šviežias. Iš kitų žmonių girdžiu, kad vis suskiriu, gal to prasme galvoju. Čia tur nusipirkom aukštą, ten pastatą, kažką darom, konversiją. Pilį. Ar man teisingai pasigirdo? Pilį?
Taip, teisingai, iš tikrųjų turim Kaune, Dainavos 8, tokį objektėlį, kuris literaliai, vad galėsite įdėti jau ką nuotrauką, kaip atrodo mūsų pilis ir ten pilis beveik 900 kvadratinių metrų. Nu tai, žodžiu, 97 metais žmonės mokėjo statyti namus ir kas keiščiausia, toj pily iki pat dabar, nuo 97 iki 2026 metų, gyveno viena šeima. Viena šeima, 900 kvadratinių metrų. Kažkur gyventi reikia, nežinai, ne visi. Įdomu, ar 4 aukštą dažnai aplankydavo. Ir viešbutį? Jo, ir gaunasi iš mūsų pilies balkono, matosi, yra prisikėlimo bažnyčia, vienas iš Kauno simbolių, šalia yra Radio City. Tai vad su Radio City pastatu besiribojantis yra buvęs Centrum Hotel. Ir jo, ten 2400 kvadratinių metrų viešbutis. Vėliau bažnyčia? Ne, jau kokie planai toliau? Girdėjau, ta rinka yra užimta Vilučio. Jo, jis ten labai jau įsitvirtinęs stipriai su 2 koplyčiom yra, tai bažnyčias gal kokie iššūkiai, tiesa, čia labai skirtingi objektai. Su pirmu iš tikrųjų objektu, tai tiesą pasakius, net keista, per kairį petį, bet iššūkių nebuvo, nes paleidom iš ankstinius pardavimus. Pirmas čia kuris? Pilis. Tai paleidom iš ankstinius pardavimus, truputį susikaupė kapitalo, nusipirkom, pasileidom ir radom gerą kreditorių ir net keista, kaip viskas sklandžiai vyksta. Kolega Darius Kaliūnas sako, dar nesu turėjęs nei vieno tokio objekto, kuriam kiekvieną savaitgalį dirbtų meistrai. Aš sakau, kokį vandenį kažką didi, kad jie ten šeštadienį, sekmadienį. Motyvacinės priemonės. Aš nežinau, kaip sako, gal dėl to, kad aš nuolat, sako, lipu. Tai ten problemų jokių neturėjom, bet su viešbučiu, iš tikrųjų, tai turėjom iššūkių, ten reikėjo daug dokumentų pasitikrinti ir taip toliau. Tai va, turim iššūkį su pardavimu ir su kapitalu, žodžiu. Tai turim... Kas darys su viešbučiu? Išparduosim dalim, dalį pasiliksim. Tai va, kas norės su superiniu vaizdeliu Kaune, žodžiu, centre, ten Žaliakalnis iš tikrųjų. Koks adresas? Žemaičių gatvė 31. Tai jeigu norėsit su superiniu vaizdu būtų už 42 000, tai va, per Justą galėsit surasti. Liuks, su nuolaidos kodu Justas 3000. Dėkui už pokalbį. Ačiū. Iki. Čia yra Živilė, jinai buvo su mumis visą laiką, dažniausiai už kadro ir galvoju, žinote, įsitikinimas tas žmonių, kad nuvažiavo čia į NT kampą, pailsėjo visą savaitgalį, grįžo, ko tais pavargę ir toksai, tai kaip NT kampas? Antra diena. Sunkiai. Kodėl? Todėl, kad daug žmonių, daug bendravimo. Vakar buvo toks speed datingas, kur žmonės keitėsi kas 3 minutės, daug labai triukšmo, nori žmogų labiau pažinti, bet tos 3 minutės sutiksi ir jau vėl kitas keičiasi. Tai iš tikrųjų sunku. Vakarienė ta pati irgi atrodo, kad fainai einant pavakarieniauti, bet vėl daliniesi, su žmonėm bendravimas tas labai vargina. Pardavėjų darbas yra labai sunkus iš tikrųjų. Čia yra kam duota jau tą bendravimo, tą liežuvį šnekėti, bet pardavėjai duodi dar administravimą, jeigu nori nužudyti pardavėją, duokit administravimą, duokit popierius tvarkyti. Bet iš esmės atrodo, tik šneki su žmonėm, nieko daugiau, pasakoji istorijas ir taip toliau, plepi ir faina, bet realiai esi išsunktas. Taip, išvargina, labai išvargina. Ir ten nuoja informacija. Šiaip. Taip. Nes noriu daug įsikrauti galvą, žmonės prisiminti, ką jie daro, kaip atrodo, nes būna prisimeni, ką žmogus daro, bet o kaip jis atrodo, koks jo veidas, kad, pavyzdžiui, prieiti. Šitas, tarkim, nelieka irgi būna. Čia šiek tiek kitokio požiūrio, tai, kas yra dalyvauti NT kampe, tai labai naudingas, vertingas renginys. Aš šiandien bendravau su Kaitos vienu iš savininkų, tai čia man yra wow. Bet... Taip, pasaulėžiūrą praplėti, su žmonėms susipažįsti. Aišku, dar tie vakarėliai, paskui vakarinė dalis irgi nėra lengva. Na, ką padarysim, darbas sunkus, dirbti reikia, tai viskas. Einam, važiuojam, keliaujam. Toliau, dar rytojus. Valandą bent jau pailsėti prieš vakarėlį. Tai ką? Baigiam. Finišas. Baigėsi NT kampas, ramus, išsišnekėję, išsisunkę. Nebenori, dar keletą žmonių išeina, pažįstam irgi ramus. Matyti veidai jau visi po baliaus, po visko atsipūtę, su naujom jėgom.
dalyvau 3 NT kempuose, tai kiekvienas sugebėjo nustebinti su rimtom pažintim. Rimtais Ir pašnekovais. atrodo, kur žmonės daro 100 milijonų objektų, sako, tai parašyk man, pabendrausim, papasakosiu. Toks, kur ir galvoja, tai čia taip pasaulyje galima. Tokie paprasti žmonės iš tikrųjų. Daug paprasčiau viskas negu atrodo, ypač kai dalyvauja tokio masto renginį, kur jis tik yra augantis, rimtėja dalyviai patys. Tai tikrai, Aš žinau, kad tikrai. sekančiam NT kempe bus iš vis top, bent jau vienas iš pranešėjų. Tai, Nieko negalim sakyti. tai va, tai prisisėmėm energijos, kad nesuprastumėt fizinės energijos, ne. Balsą skauda. Nėra fizinės, nulis. Bet tos informacijos, tą viską apdoroti, suprasti, kas dabar vyksta, tai yra wow. Taip. Ir viskas. Keliaujame iki Vilniaus, tikiuosi patiko mūsų visas video ir jeigu įdomu gauti pasiūlymus investuotojams, vystytojams, tiek dabar turiu idėją, gal netgi vieną projektą su leidimais parduoti, tai parašykit justas@instaprojektai.lt. Ate. Iki.